Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Kubo paviršiaus plotas. Kas yra kubas? Stačiakampis gretasienis, kurio visos sienos yra kvadratai, vadinamas kubu. Kubo briaunos yra vienodo ilgio. Kubas – erdvinis kūnas. Jis yra keturkampė stačiakampė prizmė. Kaip apskaičiuoti kubo paviršiaus plotą? Apsiskaičiuojame kubo vienos sienos plotą. S lygų A padauginti iš A. Kadangi siena yra kvadratas, tai kvadrato ilgis ir plotis yra vienodo ilgio. Todėl galima užrašyti, kad tai yra A kvadratu. Kubas turi 6 lygias sienas. Tai visas kubo paviršiaus plotas lygu sienos plotą padauginti iš 6 arba 6 kart A kvadratu. Šiuo atveju, jeigu briaunos ilgis lygus 8 cm, tai viso kubo paviršiaus plotas lygu 6 kart 8 kvadratu lygu 384 kvadratiniai centimetrai. Ko mokės? Kubo paviršiaus plotas. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kas yra kubas? Kiek sienų turi kubas? Kaip reikia apskaičiuoti kubo paviršiaus plotą? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Pasitikrink. Apskaičiavus turėjai gauti 864 kvadratinius decimetrus. Jei tavo atsakymas toks, puiku, šauniai padirbėjai.